radijo namai, tai labai labai gerai. Radijo namai, tai labai labai gerai. Sveiki, tai šiandien turim pas mus svečią, Simoną, pirmoką, kuris papasakos apie savo būrelį, kurį lanko. Taip, tai kokį būrelį tu lankai, Simonai? Karate. Kas dar lanko iš mūsų karate? Aš. Taip, ir dar Evelina ir Jurgis lanko pas mus karate, taip. Tai pirmas klausimas būtų, kokius būrelius lanko pirmokai, Simonai? Kokių dar būna būrelių? Visi lanko ir yra įvairiausių klasių, kurie yra tie pati būreliai, tik kad visi trečiokai eina į kitas klasės, bet vis tiek lanko tą patį būrelį. Ir peina bet pavyzdžiui, aš mačiau robotikoje, kad yra klasiai, yra viena pirmokė. Bet pas pirmokų robotikui yra pirmokai. Supratau. O ką tu galėtum papasakoti apie savo būrelį, kurį tu lankai karate? Ką jūs ten darot? Aš buvau varžybose, laimėjau 3. vietą. Aha. Ir labai stengiuosi, bet tai yra mano tik tais pirmosios varžybos. Jų dar bus. Gal pasiseks kažkada antrą, o gal kažkada pirmą. Bet 3. vieta irgi labai gerai. O ką gavai iš 3. vietą medalį? Medalį. Aha. Ir iš kalėdų senio buvo atėjęs kalėdų senelis, ir buvo atėjęs Grinčas. Oho, supratau. Ir aš nespėjau pažiūrėti, bet dar buvo tokia nesąmonė, kad mus kažkokia mokytoja įkalbėjo žiūrėti po langą, o iš tikrųjų mus apgavo, ten atėjo Grinčas ir norėjo iš mūsų pavogti. Aš tai su tėčiu galvoju, kad ten bus atėjęs kažkoks apsauginis. Pas mus tie apsauginiai labai kažkokie nugriežti labai. Buvo vieną kartą aš rengiausi rūbiniai. Aha. Ateina, galvoju, čia rengėsi. Nes galvoju, kad ten kažkoks plėšikas, bet aš iš tikrųjų, juk čia pirmokas. Iš to galima atspėti, kad vaikas yra mažesnis nes magis yra didesnis už mažylį. Supratau. Evelina, Jurgi, jūs kažkokiose varžybose dalyvavot karate? Buvo jums varžybos? Buvo egzaminai, bet ten gavom diržus. O Simonai, tu diržą, koks pas tave diržas? Vis dar baltas. Dar baltas, o tavo Jurgi? Su 2 juostelėm geltonom. O Evelina, tavo koks diržas? Baltas. O koks yra pats stipriausias karate diržas? Juodas. Ir dar yra rudas. Rudas, tai čia jau patys stipriausia, ne? Ne, bet rudas yra prieš juodą. Tai yra rudas, bet juodas yra jau pats stipriausias. Aš esu matęs, pas mus buvo vienas treneris nešiojosi tokį rudą diržą per karate krikštynas. Jūsų treneris? Jo treneris ir jo padėjėjas nešiojo rudą, o tas kaip čia treneris nešiojo juodą. Tai jeigu nori būti karate treneriu, turi turėti būtinai juodą diržą, taip? Kitaip negali treniruoti kitų? Ne. Ne, supratau. O kiek kartų per savaitę lankai šitą būrelį? Aš neatsimenu, bet gal man tai yra daug tų būrelių per dieną. Būna futbolas, choras, karate, po to. Tai tu dar futbolą lankai ir chorą? Tada eina kažkada choras, tada kažkada robotika ir vėl viskas laikrodžio nyklė, tada tik tais karate arba karate choras. Supratau. Evelina, Jurgi, kiek jūs kartų per savaitę lankot? Kokiom dienom einat į karate būrelį? Antradieniais ir ketvirtadieniais. Ir jūs lankot abudu tą pačią grupę, taip?
Seniau mūsų mokytoja buvo su rudu diržu, dabar jau juodą turi. Aš supratau, tai jau yra pati stipriausia karate, taip. Bet jie tada turi, kai išsilaiko žmogus pareigą, tai ten tada turi tokias pareigas, kur ten kažkaip, kažkokias pareigas įgyja naujas. Supratau. O kiek vaikų gali lankyti būrelį? Kiek tam pas jūs būrelyje būna vaikų? Pas mus tai ta klasė beveik maža, tik tai kaip šita, tik tais dar truputį ilgesnė. O daug vaikų lanko? Nepasakyčiau, labai mažai nelanko, bet truputį yra daugiau. Bet prie visų būrelių ateina pabandyti. Ne, aš tai pas mus buvo kažkuria diena gatvės šokiai, aš taip ir neapsisprendžiau, aš galvoju, nelankysiu per daug būrelių, aš nespėjau padaryti pamokų. Tai tu lankai tikrai nemažai, ir choras, ir karate, ir kokį dar sakyti lankai? Futbolas. Ir futbolą dar. Ir dar tas robotika. Ir dar robotika, supratau. O su tais draugais, kuriais lankote karate, tampate draugais? Susidraugavę esat? Taip. Bet pas mus kokie 7 vaikai. 7 vaikai. Pas mane Ir visi gerai sutarėt? Man atrodo, kad 8 vaikai. Aha. Pas mane žymiai daugiau, tik tais aš niekad neskaičiuoju. Iš tikrųjų, gal ir yra daugiau, nes aš mačiau, pas mane yra daugiau negu 7. Pas tave daugiau negu 7. Supratau. O ką jūs ten veikia tam būrelį? Kokia yra būrelio rutina? Kaip prasideda viskas? Nuo ko pradedat būrelio pamoką? Aš žinau, nuo ko pabaigti. Gerai, tai sakė, Evelina nori. Ne, Jurgis. Kaip prasideda jūsų būrelis? Jurgi. Nusilenkiam. Pirma reikia nusilenkti. Taip. O paskui pabaigoje, kai baigėsi treniruotė, nusilenkiam ir paskui duoda 5 ir tada pats eini duot kitam draugui 5 ir tada tas dar kitam ir taip, o paskutinis ne. O paskui dar reikia nusilenkti, kai išeini. Prieš išeidamas. Ir kai įeini. Ir kai įeini. O Simonai, pas jūs taip pat prasideda? Ne, pas mus yra kitaip. Mes ateinam, sustom į eilutę, treneris pasirašo ir mus žymi, o kai mes žymim, pasakom os, ir kai pasako, pavyzdžiui, Viltė os, Simonas os, Gabija os, tada, pavyzdžiui, nėra Gabijos, nėra, pasakom, ir po to, kai pradedam treniruotę, pradedam nuo apšilimo, taip. Apšilimo ir užbaigiam treniruotę su tom ratu. Ir treneris paima diržą, užsideda bokso pirštinytę ir taip sukant mes turim peršokti. Supratau. Man dar sunku. Aš kažkada labai gerai šokinėjau, bet labai gerai šokinėjau, bet visą pralošiu. Supratau. O kokius judesius mokotės treniruodami? Rankomis ir kojomis. Rankas ir kojas daugiausia naudojate, taip? Ar rekomenduotumėt būrelį kitiems vaikams, karate būrelį? Aš nemanau, nes pas mus užtenka vaikų, dar ir per daug pas mus vis dar daugėja, atsiranda tų vaikų dar pakankamai. Būna triukšmas, treneris pyksta, aš kaip tik noriu nusiraminti. O kai mes užsimerkiam, taip susidedam kojas, treneris pasako oksomą ir mes susimerkiam. Kai kurie atsimerkia ir žaidžia nesąmonės. Aš tai mėgstu. Tai būrelis smagu, bet geriau, kai yra mažiau vaikų, taip? Nes mažesnės grupės, nes būna triukšmas. Supratau. Tai ačiū, Simonai, kad atvykai pas mus, kad apsilankei ir linkime tau sėkmės. Taip? Taip. Radijo namai, tai labai labai gerai. Radijo namai, tai labai labai gerai.